Norint komfortiškai žvejoti, reikia pritvirtinti ratukus. Runos ratukai – patvarūs, kompaktiški, detalės dengtos antikorozinė medžiaga, jų montavimas greitas ir paprastas. Ratukus pritvirtinti paprasta, tik reikia žiūrėti, kad pritvirtintas ratas būtų po valties dugnu. Tokioje pozicijoje jis laiko didžiausias apkrovas. Patikriname, ar pakeltas ratukas neliečia valties šonų. Nustačius ratukų tvirtinimo padėtį, pasižymime fiksavimo taškus. Belieka tik pragręžti skyles. Kad ratukai nemaišytų valties su pakavimui, juos galima labai paprastai nuimti. Ir jie nemaišys, kai reiks surinkti valtį. Kad būtų paprasčiau nuimti ir uždėti ratukus, gamyklinę veržlę pakeičiame lengvai pirštais užveržima ir atsukama veržle. Runos ratukai, įleidus valtį į vandenį, yra labai lengvai pakeliami ir jie nemaišo plaukimui. Taigi, sumontavę ratukus, surinkę valtį, sukrovę visą mantą ir uždėję variklį, galime lengvai ją nuridenti prie vandens. Beje, runos ratukai tai ne tik komfortas, jie tausoja jūsų sveikatą. Runos platformos pagamintos iš elastingos tvirtos medžiagos su integruota nerūdijančio plieno plokšte. Dėl konstrukcijos unikalumo runos platformos laiko didelės apkrovas. Norint komfortiškai žvejoti, reikia prisitvirtinti laikiklius. Ištiesdami susuktą valtį, markeriu pasižymime lenkimo vietas. Kadangi pripučiamoje valtyje yra mažai vietų laikiklių ir kitų įrenginių tvirtinimui, geriausia viską tvirtinti naudojant runos tvirtinimo platformas. Jos yra klijuojamos ant valties paviršiaus. Todėl svarbu neužklijuoti ant valties lenkimosi vietų, kad jos netrukdytų pakuojant. Valties stabilizatoriai puikiai vieta laikiklių tvirtinimui, nes šioje vietoje pritvirtinti laikikliai neužima valtyje vietos. Taigi, turime pasižymėję vietas, kur galime ir kur negalime klijuoti tvirtinimo platformas. Valties priekis – puikiai vieta įvairiausių įrenginių tvirtinimui. Pasižymime platformų klijavimo vietas. Tada su švitriniu popieriumi sušiaušime platformų ir pažymėtų klijavimo vietų paviršius. Taip pat reikia nepamiršti jų nuriebalinti. Paruoštus paviršius padengiame plonų klijų sluoksniu ir laukiame 10-15 minučių. Tada tepame antrą sluoksnį, vėl 10-15 minučių laukiame ir užtepame trečią sluoksnį klijų. Taigi, klijais paviršiai dengiami 3 kartus. Po paskutinio klijų sluoksnio užtepimo ir 10-15 minučių pertraukos pridedame platformą prie valties ir vienu spustelėjimu priklijuojame. Platforma prisiklijuoja akimirksniu, tačiau klijai sutvirtėja po paros. Taigi suklijuojame platformas visose numatytose vietose.
Jei nutarta naudoti kelias platformas vienam įrenginiui, tai geriau klijuoti visą surinktą įrenginį vienu metu. Prie platformų reikia pritvirtinti laikiklių pagrindus. Jie tvirtinami varžtais. Tvirtinimo mazgas tinka visiems runos laikikliams. Į tą patį mazgą galima įstatyti echoloto, inkaro ar koto laikiklį. O dabar jau galime įstatyti įvairiausius laikiklius. Pavyzdžiui, pagreitinto pakirtimo laikiklį. Pagreitinto pakirtimo runos laikikliai bene stipriausi pasaulyje, atlaikantis otų ir lašišų smūgius. Taip pat galime įstatyti laikiklį echoloto ekranui ar inkaro pakėlimo agregatą. Ant valties priekio, kuris paprastai neišnaudojamas, sumontavome visą panelę. Runos inkaro pakėlėjas tvirtas, patogus, su patikimu virvės fiksatoriumi N kartų palengvinantis inkaro iškėlimą. Kadangi panelė sukonstruota iš duro aliuminio kampuočio, tai prie jos galima pritvirtinti mentę skirtą pagalbinio variklio tvirtinimui. Taigi kabiname elektrinį variklį ir valtis profesionaliai paruošta. Echoloto ekrano laikiklis runos. Prie jo lengva pritvirtinti bet kokį ekraną ir jį fiksuoti norimose valties vietose. Runos – tai maksimalus komfortas.